Sveikas, šiandien noriu pasidalinti savo rinkiniais. Jų nėra tiek daug, tai labai daug laiko ir neužims, bet tikiuosi, kad bus įdomu pažiūrėti. Tai iš viso jų yra 8, tai irgi aš dabar patrauksiu visus į šoną ir rodysiu po vienetuką. Tai čia yra mano mažylis, irgi maždaug pirktas su tikslu, kad būtų pavasarį, kai bus nuotaika kažkam mažam ir greitam, kad galėčiau išsiuvinėti. Tai jis jau sėkmingai kokį porą metų guli. Ir dar nieks nežino, kada ateis tas pavasaris, kada norėsis būtent šito rinkinuko, bet man jis patinka. Gėlės siuvinėti aš mėgstu. O RTO visada gaunasi labai geras rezultatas. Ir taip milijonas beko skirtingom spalvom manęs absoliučiai negazdina. Kitas rinkinys irgi, nustepsit su gėlėm, yra LKS irgi pavasario gėlės. Ir aš žinau visų jų pavadinimus. Esu į tai linkus. Ir žinoma, man labai patinka spalvos. Su rūšiuoklėm, kaip kada mes susitarėm, kai kada ne. Bet tas, kad galima užsikabinti po siūliuką ant šitų ausyčių, tai man visai patinka. Tik irgi tuoj pasižiūrėsim. Man kažkodėl atrodo, kad čia skylutės išsimušiau aš pati su skylamušiu, nes jos taip neįpač tvarkingai atrodo. Jo, jeigu gerai atsimenu, aš pati išsimušiau. Ir atitinkamai turiu keisiu audinį. Tai irgi dar neapsisprendžiau į kurį, nes įdėta buvo paprasta balta kanva, o aš noriu siuvinėti ant jau lygaus to perpinimo audinio, ant tevo. Tai ar ant šito melsvai pilko, ar ant sendintos baltos. Vat kol kas neapsisprendžiau, tai įdėti yra abu. Kai pradėsim siuvinėti ir pasirinksim kažkurį. Didžiausias iš turimų rinkinių yra šitos baltos rožės. Irgi pagal Polio Delongpre paveikslą. Ir rožės man patinka jas auginti ir man patinka jas siuvinėti. Nors būna užknisa siuvinėti mažais plateliais po 3-4 kryžiukus. Čia gerumas yra tas, kad siuvinėjasi ne viskas, tik dalis. Todėl atitinkamai irgi pakeistas audinys yra. Parinkau va šitą pilką liną. Čia 32 kaunto turėtų būti. Ir žiūrėsim. Nes tiesiog man ant balto tai taip kaip ir liūdnai atrodo, o va pilkas jisai turėtų padėti atsiskleisti visoms spalvoms. Vienas iš naujausių rinkinių yra senas ankoras. Skamba komiškai, bet yra kaip yra. Tai irgi toks mielas, paprastas siuvinėjimo visokių malonių smulkmenų sempleris. Čia kol kas nieko nekeičiau, palikau baltą kanvą. O kai siuvinėsiu, tai irgi galbūt keisiu į natūralios spalvos liną, galbūt į dar kažką. Na, bus matyti. Irgi iš senų naujų yra DMC raudonos langinės. Tai irgi toks visiškai nesudėtingas dizainas, kaip užuolaidėlė. Tai čia buvo labai geras 28 kaunto linas. Natūralios spalvos, tai aš jį jau išpešiau ir panaudosiu kažkam kitam. O šitam mažyčiam paveikslėliui panaudosiu kažkurią kitą medžiagėlę. Na, Oriolio Blackworko dizainus turbūt jau esat mačius ne viena. Išsiuvinėjus turiu bijūnus, kitą rinkinį, ir man jie abu patinka. Tai kažkada
imsiuosi ir šitų aguonų. Jie būna ant juodos kanvos ir aš ją palieku, nieko nekišiu. Tik aišku, šitos rūšiuoklės su šitais pipsiukais mane labai nervina. Bet kai nedaug spalvų tokio tipo dizainuose, tai galima susitvarkyti. O persukinėti viską ant atskiros kažkaip neturiu ūpo. Blackworko dizainai yra smagus to, kad jie siuvinėjasi greitai ir gaunasi tikrai gražus ornamentas. Ir iš meninės pusės man yra įdomus, kaip tas dygstelių tankis ir dydis vis tik tai kūria ir formą, ir kontūrą, ir spalvas, ir tekstūras. Prieš paskutinis rinkinys mano turimas yra Oveno pavasarinė kompozicija. Pagal viską pagal lietuvių kilmės dailininkės akvarelę. Olga Jonaitis čia parašyta kaip autorė. Ir šitie varpeliai, katilėliai įvairiausiai, jie irgi man labai patinka, kaip yra išspręsti ir spalviškai, ir panaudoti apvadai, ir kad jų yra įvairiausių tipų. Tai ten ir tankiažiedis katilėlis, ir dar visokių tipų. Kaip sakoma, žmonėms linkusiems į botaniką labai tinka. Jeigu nelinkia į botaniką, bet mėgstat gėles, irgi tinka. Jeigu nemėgstat gėlių, tai irgi tinka, nes tokiu dizainu galit padovanoti kam nors, kam patinka gėlės. Tai taip sakant, visi variantai geri. Aha, jo, čia šitas net plėšas, nes kaip žinia, Oveno pakuotės atsipirlėšė bjauriai ir vieną kartą. Ir paskutinis rinkinys yra Magic Needle erškėčiai. Irgi, na, toks, kaip čia, pasiknaisiojimui dizainas, nedidelis, A4 dydžio. Ir jame buvo va tokia mėtinė kanva. Aš tai keisiu į liną 32 kaunto, nes jis man atrodo, man labiau patinka toks atspalvis. Kai jis yra nešaltas mėtinis, bet jau toks šiltesnis kaip samanų. Šiaip čia pavadinimas šitos spalvos ir man atrodo alyvuogių. Siūlų spalvos ryškios. O taip, nerašo, kurie yra siūlai, bet aš kiek atsimenu, čia būdavo gama siūlai susivinėjus šito gamintojo kitą rinkinį. Ir man jokių problemų su jais nebuvo, skirtingai negu su PNK. PNK yra liūdesys. Bet irgi siuvinėjau. Katiniukai. Nu, tu labai gražus kadre. Bet gal pasitrauk. Nebus žmogus. Ne, reikia pasiglaustyti. Pasiglaustyti reikia. Taip. Nu, bet vis tiek. Op. Taip. Galėtų susipažinti su mano katinu Zuikiu. Tai pasitaisom kadrą. Zuikio uodega yra galinga. Šį kartą noriu papasakoti apie medžiagas siuvinėjimui, kokias turiu. Irgi galbūt atrasit kažką naujo, o galbūt pasidalinsit, kokias jūs turit. Pradėsiu nuo mažesnės krūvelės, tai yra kanvos įvairios. Jų aš jų turiu nedaug. Naudoju daugiausia, jeigu būna pilnam užsiuvinėjimui, arba kartais kokiam nedideliam darbam. Arba, aišku, nebent jeigu būna koks Blackworkas ir reikia, ir tos, tarkim, juodos kanvos, tai nelabai matosi. Arba, pavyzdžiui, vienam iš rinkinių, kur siuvinėjau, yra tamsiai mėlyna kanva, o Evo arba lino tokios spalvos net nėra. Būtent tokios giliai, labai gražiai tamsiai mėlynos. Tai va. Tai pradėsiu nuo pačių mažiausių gabaliukų. Ir jie yra patys keisčiausi, nes tai yra plastikinė kanva. Tik ne kaip visiems jau pažįstama tokia paprastas lakštas su skylutėm. Vienas tokios kanvos lakštas jau pradėtas kažkur begėdiškai pasislėpė. O čia yra tokia kanva, kuri va tokia lanksti. Viena stambi, ten kokia vat, gal net ne 14, gal net stambesnė negu 14.
O čia jau kokio 18 ar 20 kaunto pagal viską. Ir va, ir jos tokios įdomios, nieko ant jų dar nesiuvinėjau, bet galbūt kažkada bus. Ir gali kilt klausimas, o iš kur aš tokių keistų kanvų gaunu? Ogi turiu tokią vieną draugę Indrę, labas Indrė, kuri mane aprūpina tikrai visokiais įdomiais dalykais pabandymai. Kaip pavyzdžiui ir šitom kanvom, ir čia yra vandenį tirpstanti kanva, bet irgi ant jos dar kol kas nieko nesiuvinėjau. Kitos tai dažniausiai atlieka nuo rinkinių. Jeigu man kažkas, jeigu keičiu medžiagą, čia pavyzdžiui irgi iš kažkurio yra 18 kaunto likusi. Šita linos spalvos žinau, kad kažką, kai būna kam nors patinka, man šitos baisios skylės visiškai nepatinka ir faktūra man tokia keista. Bet aišku, ji yra stambi, 14 ar 15 ir galbūt mamai atiduosiu arba dar kažkam. Čia šita irgi yra, vat, kaip ir atrodo gražios spalvos mėtinė likusi nuo kito rinkinio. Ir čia pora irgi dar baltų. Viena iš liūdesėlių irgi yra šita. Balta kanva, bet tokia minkšta kaip skuduriukas. Ir aš ant jos buvau pradėjus siuvinėti, man atrodo, 4 siūlais. Irgi galvojau, kaip pagalvėlę siuvinėti tokia liaudiškais raštais. Bet kol kas išsiuvinėjau va tik beveik pirmą eilutę ir daugiau nepasistumėjau. Ir besiruošdama video pagalvojau, o gal aš tiesiog padarysiu šito daikto apyrankę ir irgi padovanosiu žmogui, kuris mėgsta apyrankės. Na, dabar pereikim prie įdomesnės krūvelės. Net prie 2. Tai yra Evai ir yra Linas. Tai Evų irgi turiu įvairių kauntų, pradedant nuo Belanos gabaliuko 20, čia irgi Indrės parūpinimas. Sako, gal norėsi pabandyti ką nors per vieną siuvinėti? Kol kas ne. Šita 32 pieno tokios spalvos irgi Indrės dovana, tai šita tikrai bus kam nors panaudota. Šita tokia alyvinės spalvos kol kas irgi geras gabaliukas, bet kol kas irgi niekur nepanaudotas. O visos kitos jau yra pirktos mano ir kur nors jau yra suplanuotos arba bus. Tai ir dramblio kaulo, mano viena iš mėgstamiausių yra Blue Grey. Tikrai va, melsvai pilka, tikrai tokia šiaurietiško melsvumo spalva, nuostabi. Iš naujų, ką turiu įsigijus, tai yra Sahara. Irgi vienam iš suplanuotų dizainų. Aš kaip ir pati kuriu siuvinėjimo kryželiu dizainus, tai čia yra vienam iš jų. Ir viena iš mano mėgstamiausių žiemos dizainam yra šita Basalt Splash su snaigytėm taškučiais, irgi geros pilkos spalvos. Ir aš jos turiu nemažai. Buvo vienu momentu, kad rankdarbiuose nebuvo, tai aš nusipirkau gerą gabalą iš siūlų ritės, bet kai buvo rankdarbiuose, aš vėl nusipirkau, nes maža ką, o jeigu pritrūks. O jeigu aš darysiu rinkinius ir man mirtinai reikės šitos kanvos ir šito audinio ir nebus. Ojei, tragedija. O tragedijų be reikalų nereikia. Taip, Evus patraukiam ir perinam prie linų. Tai šitas, tai linų aš turiu nuo 28 iki 35 kaunto. Nedaug, bet truputėlis yra. Tai šitas vamėtinės spalvos 28 irgi yra Indrės dovana, gal irgi kažką pamėginsiu. Smulkiausias yra 35 Vintage Coffee. Tai irgi vienam iš samplerių ir suplanuotų dizainų. Šitie linai yra išpešti iš rinkinių. Vienas iš DMC rinkinio, nes milžiniškas gabalas 28 kaunto lino ant mažulyčio dizaino, kuris tilptų turbūt į vieną šeštąją. Tai man pasidarė gaila atiduoti visą didelį gabalą tokiam mažam dizainui ir paėmiau ir be sąžinės jį išpešiau. Fantastinės spalvos Blue Spruce.
irgi iš naujų įsigytų yra. Ir pagaliau radau geros juodos spalvos audinį, kuris yra ne kanva, o tai yra linas, juodas linas 32 kaunto, nes, tarkim, Evas 32 jis yra toks pilkas net į rudumą. O man vienam iš dizainų reikia būtinai juodos. Juoda kanva irgi tinka, bet jeigu norisi lino, tai norisi lino. O ką padarysi, jeigu norisi lino? Reikia ieškoti. Dar viena grupė yra įvairūs audiniai, linai arba medvilnės, kurie nėra skirti būtent siuvinėjimui, bet aš iš savo turimų atsargų, kadangi ir siuvu, ir drabužius, ir įvairiausius kitus dalykus, atrinkau kaip galimus, kurie gali tikti. Pavyzdžiui, va, šitas irgi puikiausiai gali tikti kokiam nors dizainui. Tik čia jeigu pagal kauntą, tai bus arti 40 greičiausiai. Kai kurie būna jau taip geresni, bet pavyzdžiui, va tokia švelniai gelsva spalva, nuostabiai. Aišku, dizainam labiausiai tinka tiem, kuriem nereikia ypatingai, kad būtų lygus perpinimas. Tarkim, jeigu bus labiau ištemptas ar suspaustas dizainas, kad tai neturės didelės įtakos. Nors jeigu ką pasakysiu, ir tos kanvos, ir audiniai, kurie kaip ir lygaus pinimo, tai reiškia, kad ir išmatavus, pavyzdžiui, centimetre iš vienos ir iš kitos pusės siūlų skaičių, jis turėtų būti, tarkim, 32 colyje. Taip ne visada būna. Ir kai išplauni, ten pasidaro irgi iš kvadrato stačiakampis ir pasisuktų, kad nori. Tai va. Tai dėl to aš nekompleksuoju ir naudoju ir kitokius audinius, kokius turiu. Kai kuriuose aš buvau pasistengus ir surašius siūlų skaičių ir kokią, tarkim, aidą atitinka. Tai čia, jeigu pagal liną, tai būtų 40. Kai kurios turiu dažius jau pati su augalais. Pavyzdžiui, šito lino yra labai gera tokia šilta ruda spalva. Tokia, kaip čia, tamsaus vario. Taip, ar mes turim pasirašę kelintas čia kauntas? Ne. Ir niekam ir nereikia, o tai paskui susijaudinsi, bus per smulku arba per stambu. Kam tų problemų? Būna dažnai pirkti tokių grubesnių, stambesnių audinių, kurie irgi tikrai kaip 28 kaunto gali būti, tarkim, kokiam ar pagalvėlėm, ar dar kažkam su kokiais nors nesudėtingais ornamentais. Turiu va gelsvų audinių, tokių kreminių. Čia kažkoks labai keistas rastas. Šitas gabaliukas yra labai gražus. Irgi toks, kaip čia žolės, alyvinės spalvos lino gabaliukas. Susiklamdžiat. Nu jau, nepergyvenkit. Taip sakant, už mano linus, jiem gerai kaip yra. Ne visada aš juos lyginu. Kai reikės ir išlyginsiu. Tik labai smulkus, tai galbūt net ne kryželiui, o kitam kokiam siuvinėjimo būdui pasirinksiu, nes kokį nedidelį darbelį ant jo puikiai galima išsiuvinėti. Nes, tarkim, ko man trūksta siuvinėjimo audiniuose, tai tikrai atspalvių įvairovės. Nes, tarkim, tokių žemės spalvų arba mėlyno atspalvių, arba žalių atspalvių, jų būna netiek jau daug. Kaip pasižiūrėjus, ten vos keletas pasirinkimų, aišku, dažniausiai to užtenka daugumai dizainų, bet mes vis turim savo kažkokių ypatingų pasirinkimų, ypatingų nuotykių ir jų ieškom. Nors visko gali būti, kad aš pradėsiu ir pati dažyti medžiagas, nes rankų dažymo medžiagos su visais tais nelygumais irgi nuostabiai atrodo. Tai va, apie medžiagėlės kol kas tiek. Tikiuosi pamatėt savo nematytų spalvų ir pasidalinkit, kokias jūs turit.